Drąsiai įžengia Balys. Gerai. Dabar jūs vaidinsite istoriją, bet pradėsite nuo kraštutinių emocijų. Kraštutinių. Kokio emocijų turėtų pradėti Balys? Kaip jums atrodo? Ekstazijai. Gerai. Ekstazijai ir absoliučiai kardinaliai priešinga Mantui. Depresūcha, kalbant literatūrinę lietuvišką kalbą. Prašom. Kas tokie? Nesvarbu. Koks skirtumas? Koks skirtumas, kas mes esam vienas kitam, nors iš tikrųjų mes esam broliai. Ir tai yra labai gera jausti, kad jau 10 metų, kaip aš išėjęs iš namų ir pagaliau, broli, tu atvažiavai manęs aplankyti. Na, papasakok, kas tau nutiko per tos 10 metų. Nieko, gerai gyvenu. Labai gerai gyveni. Džiugu. Prisėsk ir papasakok. Ką čia, nu, žinai, žmona išėjo. Žmona išėjo. Radau darbą. Bet tu esi laisvas žmogus. Nu, laisvas, o Taip. kas iš to? Kas, tau priklauso visas pasaulis. Taugi šeima iš tikrųjų ir trukdė. Tugi dabar atvažiavai pas mane, mes kalnus nuversim, brolau. Ai, ką tu gerai čia? Kodėl tu? Pažiūrėk, nevaidink, tu vaidini, kad tau viskas gerai, ne? Toks visą gyvenimą tu vaidini. Man iš tikrųjų gerai. Nu kaip tu darai, kad tau būtų gerai? Ką tu darai? Aš ne... Žinai, nesakyk, kad man depresija, gerai? Aš nesirgu jokia depresija. Žodžiu, taip. Išeik. Išeik, nes... Nu kam aš tą? Ką tu nori man pasakyti? Aš matau, kad tau tikrai yra blogai. Aš bedarvis esu. Mane niekas nesiseka gyvenime. Aš matau. Tikrai? Atidarytus duris. Stasys Jarašiūnas, kuris? Čia aš. Laiškas. Pasirašykite. Pasirašykite, nedėliokite nuo popieriaus. Ačiū. Na, kažkokia žinia gera. Na. Ai. Gerai. Sudėsiu muzikos. Ką? Aš tau nesakiau, nes aš irgi skiriuosi su žmona ir... Eik! Jinai dabar... Ką? Visą turtą pasiėmė ir... Eik! Šitas namas priklauso... Rimtai? Ai, tai gerai, skiriesi rimtai! Taip. Eik, mes du broliai įsiskyrę! Man taip tavęs reikėjo, man visą gyvenimą tavęs trūko, tu skiriesi!